Kur čia jau filmuosi ką? Kamerykę. Ten fotik stašė, aš taip. Čia su to padėjau. Nu gerai. Akiniai yra. Nu ką? Kelia, ne? Kur stoti, kad railį? Aš niekados nepataikau, blėt. Čia, žinai. Tai kur stoti? Blėt, kur labiausiai mėgsti? Kairiai ar dešinį? Per vidurį, na. Per vidurį mėgosi, tai blėt, per vidurį ir stosim. Tai reiškia ir vėl nepataikiai. Kuro prie kemperių, blėt. Nu, labryt. Labs. Ko darot? Kavą darom, susirišam. Kaip sekasi, Laimi? Nu, vakar pridaužėm jau, sakykime. Ane? Ar palijo nors biškį? Blet, kaip čia tau pasakys, vakar gal biškį lyja, bet tokie, žinai, sušlapint, kaip sakant, trasą padaro ir viskas. O vanduo nekyla, ne? Sakė, Eugenijus gal kokiais 3 centimetrais, sako, gal, aš sakau. Mhm. Jūs tebesate Marnase? Jo, bet šitą šiandien važiuosim kitur žvėriu, tai ta, nu, tai kitai, kur priklauso. Tai. Į Kracelę? Jo. Į apačią žemiau, ne? Nu, biški žemiau, jo. Nes, nu, ble, čia, tipo, tame ruožė čia, Marnasui 10 licencijų be parduoti ir jos jau visus, tipo, Mhm. pams. O į jo Forseną nebuvo vietos? Kur? Yra toksai pūlas jo Forsen, pasidomėk tenai, kur ištekėjimas iš ežero, ten kainuoja 70 eurų dienai. Žinok, ble, nu, mačiau, ten yra tų žmonių, bet, ką žinau, ten jie visi nimšta. Mhm. Nu, o mes esam draiflaininkai. Draiflaininkai, ne? Ar bandė tose ruožuose, kur siunčiau? Ką taip? Nu, aš buvau atsiuntęs nuorodas šitam Tironui, ten, kur gaudėmės ant sausos. Žvėjojo tenai? Nu, ble, buvom ir į viršų, ir į šoną ten, žinai, bet ten, kaip viskas. Mums tą šoną ten matėm žuvis, ble, bet kiekvieną nekilo. Aha. O ten į Stachų, jis važiavom, bet žiūrėjom, bet supratom, išvažiavom, pagaudėt ir prigaudėt. Mhm. Tai va taip. Kiek dienų kabėsi dar tenai? Dar kiek nešė? 3 matau, ne? Mhm. Nu, mes rytoj ryte atvažiuojam, žinai, tai įmesk tašką, užsuksim ryte ant kavos. Nu, tai jeigu tu važiuosi, supranti, į tą Marnasą, Aha. nu, tai tu mūsų nepravažiuosi, ten toks prie kelio medinis namukas, nu, kaip ten šalašas pradrėlė. Ir prie jau palapinė, tai čia nuo to Marnaso, tą žinau, nuo to tavo ežero pūlo, kur tu sakei, čia gal upėsėje kelių, bet 300 metrų, ne? Mhm. Tai ta prasme jau pravažiavus Marnaso ženklą, tą medinę, ne? Tokia, kur apačia pradeda. Ne. Nedavai. Čia ta vieta, kur yra du tokie prie kaip sakant, prie patupės kelias, ir atitvarai padaryti, tai čia už to vieno.
Nu, čia palauk, aš tau pasakysiu, kaip tas vadinas pūlas, ne pūlas ta vieta. Ženklas. Otos Moras Selet. Bet jūs matotės nuo kelio, ne? Jo. Nu kaip krūmai, bet sakau, turbūt rytą, tai kodą matysi, žinai. Nu mes dabar su keltu keliamės, žinai, išlipsim ir per naktį važiuosim, turėtumėm atvažiuoti rytą, žinai. O jūs čia palaukit važiuojate iš kur čia? Nu mes iš Ventspilio keliamės čia prie į tą Niedershaminą ir važiuojam. Kaip yra? Nu. Bet Palaukit, tau ryktinis čia keltas, tai? nu jo, matai, nėra penktadieniais 12 kelto vakare, dėl to taip ir keliamės. Sakau, galvoju, bet kaip iš čia žinai. Nes mes atvažiuosim, pasilabinsim su jumis ir mes važiuojam ir su malūnsparniu keliamės į kitą upę, žinai. Tai šaunuoliai. Na. Nu tai gerai tada, seniai, iki rytojaus susitiksim, papliursim, ne? Turbūt, jo. Nu, davai, seniai. Šitą užskaitau va šitą emblemą. Respektas iš karto. Na, tai lelekų atvežė. Lelė. Palaukėt. Dalas kaip visada pasibaig pirmą. Žiūrėk, valtelė kurioje vietoje. Va, kiek vandens trūksta. Aš taip neįsivaizdavau. Aš tikrai taip neįsivaizdavau. Nu taip dar jo, čia taip atrodo, kad... Sveiki visi. Nu ką, esame malūnsparnio aikšteliai. Laukiame pačio malūnsparnio. Dar lauksim 2 valandos ir kelsim į vietą. Visiem linkėjimai. Čia esi. Mes atvažiavom jau prie malūnsparnio skridimo vietą. Laukiam malūnsparnio, turėtų pasirodyti už 15-20 minučių. Tai va, čia atvažia. Už valandos dar ką? Nu, lauksim dar valandą. Va, čia konteineris. Tenai pakilimo vieta. Kol kas oras toksai apsiniaukia, biški lietaus buvo. Manau, kad upėtakiams tinka oras. Tik labai žemas vanduo. Va, tenai debesis, jeigu matosi, apačioje slenka. O turėtumėm skristi va tenai pro šitą ežerą. Tenai, kur matosi balti debesis. Tenai skrisim. Ir paskui pareisim peškom. Sutikom lietuvius. Lietuviai keliauja jau 2 savaitę, yra nuėję 400 km. Tenai yra takas vadinamas King Road. Kažkoksai takas, kurio čia visi vaikšto. Va. Kol kas viskas palei planą, niekas nenuliūdino. Kitas reportažas bus, kai atskris malūnsparnis. Mūsų konkurentai išskrenda pirmi. Biški nervas ima, bet ką daryti.
Ką, kai jis atskris, pasakyk, kad mes galėtumėm pareiti, kad ten nuskraidintų. Nu, ten pasakyti tą pačią vietą.
skrydom į naują vietą su šito keleiviniu transportu ir žadam apsigyventi čia savaitę. Pažiūrėsim, kaip seksis. Tikėjimas. Šet viskas!